Kam reikia informacinių technologijų? Važinėjantis robotukas gali judėti visom kryptim, ten atgal ir bet kuria kryptim iš tikrųjų. Šis robotukas ir jo galimybės – tai informacinių technologijų kūrinys. Šiandien ir pabandysime išsiaiškinti, kamgi reikia informacinių technologijų, trumpiau vadinamų IT. Tai specialybės, kurios keičia pasaulį. Tai iš tikrųjų visos, kurios specialybės yra susijęs su informaciniam technologijom, programavimas, tinklai, telekomunikacijos, multimedija, galų gale finansai, ekonomika. Visur yra reikalingos labai geros informacinių technologijų žinios. Kiekvieną dieną naršome internete, skaitome naujausias žinias, apsiperkame, naudojamės internetinę bankininkystę, rašome elektroninius laiškus ar bendraujame su draugais socialiniuose tinkluose. Na, ko gero, jau mažam amžiui vaikai suvokia, kad jos yra neišvengiamybė. Technologijos yra reikalingos. Ir jau nuo 5 klasės jis žino, kad jam reikės ir jis jau nori žinoti. Galbūt dar ir ta motyvacija labai daug ką daro. Jeigu vaikas iš anksto mato, ką jis gali padaryti, jisai visai jo požiūris pasikeičia. Ir jeigu jisai galvoja, kad jisai gali būti tik tai vartotojas, tik vartoti, gal kažką pamiršiu, bet jeigu dar galiu kurti, tai jau domėjimasis pasiekia aukštesnį lygį. Grįžkime į Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centrą. Čia ruošiami įvairių sričių specialistai, taip pat ir informacinių technologijų. Mūsų profesinio lygmens pagrindinis uždavinys yra ruošti darbininkus. O darbininko kvalifikacijoje yra labai svarbu aptarnauti tą techniką, tai yra mokėti eksploatuoti, laiku surasti gedimą, jį pašalinti ir atitinkamai leisti, kad viskas dirbtų. Mokyklose įdiegtos naujausios technologijos padeda mokiniams geriau įsisavinti žinias. Susidomėję mokomuoju dalyku, mokiniai ne tik mokosi, kaip panaudoti žinias, bet ir imasi iniciatyvos kurti. Aš esu sukūrusi mažą programėlę, kurios pavadinimas yra Gamtos keliu, kuri yra skirta pradinių klasių mokiniams. Jos dėka jie gali pasitikrinti savo žinias, atlikdami tam tikrą testą ir šitaip įsivertinti. Banko informacinių technologijų specialistės šiuo metu vadovauja mobilių aplikacijų kūrimo komandai. Informatikos specialistai buvo ir yra labai paklausus, o kai tu suderini ir savo hobį, ir paklausą patenkini, tai iš tikrųjų nebelieka klausimo, ar ta specialybė tau yra tinkama ar ne. Jaunas specialistas įsitikinęs, kad informacinės technologijos bei jų išmanymas šiandieninėme pasaulyje yra būtinas. Kiekviena dabar darbo vieta yra kompiuterizuota. Tai bent minimalios žinios yra turbūt privalomas, norint susirasti darbą, bet kokį darbą rinkoje.